Sveiki, dabar yra sausio 11 dienos pirmadienis, dangus iš satelito, taip atrodo natūraliai, fotografuojame debesis kas 15 minučių, rodo šiek tiek supažino, kur kas randasi. Čia mes turime Vokietiją, čia Lenkija ir čia yra Lietuva. Matote, užtraukta ypatingai debesimis ir čia turėtų būti daug sniego. Bet mes galime pasižiūrėti į sniego radarą ir pamatysite, kad viskas vyksta labai keistai, ko sinoptikai negalėtų paaiškinti. Čia mes matome Latvijos teritorijoje įjungtą radarą, kuris aktyvuoja debesyse esančią chemiją ir taip tokiu būdu padaro sniegą. Ir šitie dabar, matote, šita vieta jinai nėra tokia tanki, kaip kad virš Norvegijos ir Švedijos, virš Vokietijos, pavyzdžiui, dabar yra krituliai ir ledas, o čia šitą vietą užtraukė Harapas. Galite žiūrėti į Google, kas nežinote, kas tai yra Harapas sistema. Mikrobangų pagalba, debesyse esančią chemiją, jūs matėte, kiek ten daug visos tos baltumos, bando uždengti Europos rytinę dalį. Bet virš Lietuvos, matote, nesėkmingai jinai suyra, nesigamina ir kai kuriuose vietose lieka koridorius. Aš ankstesnėme filme rodžiau tą sausio 5 dienos, va čia yra švarus koridorius, jisai lieka kaip ir nepaliestas. Čia labai mažai kritulių ir paskiau neleidžia praeiti toliau į šiaurės rytus, į šiaurę. Dar kartą grįžtam prie pirminės nuotraukos, pirminio vaizdo. Surandam Lietuvą. Lietuva yra čia. Matote, dabar yra tas debesų sėja, masiškas debesų sluoksnis eina ant Lietuvos, Baltarusijos, iš Ukrainos teritorijos. Ten labai daug yra aparatūros, gamyklų, kurios būtent garina tokią chemiją. Ir tiek patekė debesų, virš Lietuvos vis tiek nepadaro to reikiamo sniego kiekio. Nėra sniego, nėra tiek cheminių trąšų, kurias, sakysim, barsto sunkvežimiai gatvėse. Tada mūsų dirvožemis išliks nepaliestas tiek daug chemijos, jisai bus švaresnis, mes vasarą turėsime švaresnį maistą ir vėliau galėsime auginti ekologiškus augalus, daržoves ir vaisius ir juos pirks visa Europa. Sakysim taip, čia taip simboliškai kalbam, kukliai. O kitą filmą aš parodysiu daugiau, kaip Harapas veikia, kaip bus pakeista kryptis šito, sakysim, švaraus kanalo, nukreipta bus į pietus ir šitie debesis išvis neprieis prie Lietuvos. Taigi turėsime gan neblogą orą, nedaug kritulių, žymiai mažiau auto įvykių ir liks žmonės sveiki, žvalūs, nesirgs, aišku, to pačiu darys nuostolius farmacijai. Tai tiek apie orus. Čia buvo sausio 11 dienos 2016 metai ir su jumis buvo Robertas Maškevičius. Iki kitos laidos.